Labas. Nepamiršot? Aišku, ne. Kas Gardo stovyklą girdėt? Nieko gero, Nikita dingo. Dabar visi ant ausų pasakyti. Ką įtarė? Nežinau. Mūsų nekabins? Neturėtų, bet reikia suktis kuo greičiau, tai viskas vyrai. Davai, į dušą ir dirbam. Bet nėra kelio vieno, bus rimti reikalai, nors ir spardosi siela. Aš vis dar kvėpuoju, nes kažkur esi tu, žemės vysta po kojom, turi bėgti kartu. Reikia keltis ir eiti. Kur Dovilė? Išėjo. Į parduotuvę? Visai išėjo. Tai kas atsitiko, susipykot? Aš tai nepykstu, o ji gal ir pyksta. Dėl ko? Kai pasakiau, kad baigėsi šaibos, reikia pasidaryti, jinai iš karto pradėjo paaiškinti, kad aš jai svarbiau už pinigus. Nu, tai taip, teisingai. Demagogija. Vos tik susiradau veiklos iš karto. Ne, nieko nedaryk, būk namie. O tugi žinai, kad be veiklos aš negaliu. Pagal Vilę tai iš viso aš turėčiau griuvius kast, va tada būtų laimingiausia. Tai kur jį išėjo? Nesakė. Tai palauk, viskas dėl to, kad tu lieki čia, Lietuvoje. Nesijaudink, aš pas tave negyvensiu. Nežinau. Maniau, kad susitvarkė gyvenimą vėl viskas iš pradžių. Gerai. Pakalbėsiu su Dovilė. Ačiū. Ai, nu baig. Nežinomas numeris. Klausau? Taip. Taip, aš klausau jūsų. Kada? Kur? Gerai. O kas atsitiko? Gerai. Iki. Iš kriminalinio biuro. Šarkys? Ne, kažkokia moteris. Viskas aišku. Dėl Nikitos. Kas dėl Nikitos? Dingo. Išėjo degtukų ir negrįžo. Kaip supras, dingo? Nu, aš pats tiek žinau, kiek Kraftas pasakojo. Čia jūs man vakar skambinat? Taip aš. Dėkui, kad atvykot. Sėskitės. Diana Vilčinskaitė. Kriminalinis biuras. 6 valdyba. Gal norit kažką užsisakyt? Ne, ačiū, aš skubu. Gerai. Tuomet aš turiu keletą klausimų. Klausau jūs. Kur jūs buvote vakar?
Darbe. Po to namie. O kada paskutinį kartą matėt Nikitą Frolovą? Praėjusią savaitę. Kur? Buvau svečiuose pas jį. Kokie buvo jūsų santykiai? Normalūs. Draugiški. Bet jūs jam vakar skambinot. Ne, jis man skambino, norėjo susitikti, bet taip nieko konkrečiai ir nesutarėm. Gal jis minėjo, kad su kažkuo nesutarė, turi konfliktų, ar turi nuo kažko saugotis? Jis su manim apie darbo reikalus nekalba. Jis žino, kad man yra neįdomu. O kaip jis, girdėjau, dingo, atsirado? Atsirado. Jis žuvo. Kaip? Aplinkybės dar neaiškios. Mes nežinom, kaip jis atsidūrė prie geležinkelio. Nežinom, kaip parkrito ant bėgių. Kur Markė? Skambina blogai jaučiasi. Apsisuksim ir dviesi. Aišku. Toli važiuot? Paskambint. Čia vėl Aliasko žmonės. Ne, šitie buvo prieš pusmetį užsisakė, bet paskui dingo. Dabar vėl atsirado. Varom. Ten prie geležinkelio labai kieta žemė. Pėdų muležo nepadarysim. Tai ką, oro atėjo? Ne, ten yra visur skalda. Beveik 4 promilės. Žiauri girtas. Rastas butelis su Frolovo pirštų antspaudais. Vilčinskaitė klausė Frolovo draugę, gal dar kas nors paaiškės. Nebesigilink. Ta prasme. Nebesigilink, tegu lieka savižudybės versija. Kaip pasakysit, ponas prokurorė? Tegul tyrėjai ten dėl vaizdo pasikapsto ir uždaro bylą. Liudininkų nėra, įkalčių irgi nėra, pradės kapsytis po detalės, ten papildomas putos išplauks. Supratau. Sėkmės.
tiksliai kaip laikrodukas. Klausau? Tai mes pasiruošę. Tai atsiūs koordinatės, kad nereiktų klaidžiat paskui. Gerai, laukiu. Davai. Atsiūs? Jo, tai ką, judam. Jūsų kava be cukraus, o Frolovo sugyventinė neįnešė nieko naujo. Ir nebereikia. Nesupratau. Frolovas mėgo išgerti. Ėjo prie geležinkelio. Nukrito. Įsivaizduoju, 4 promilės. Tai kiek čia reikia gert 4 promilės? Jūs pats tikit tuo, ką kalbat? Pirminė ekspertizė. Jeigu čia būtų koks kriminalas, tai tas komisariatas, kurio teritorijoje įvyko veiksmas, ir turi tirti. Tai jis paliko mašiną, išsijungė telefoną. Mūsų darbas baigtas. Tu dėjai cukraus ar nedėjai? Aš sakiau, kad be cukraus. Vižinskaitė. Tas, kuris gerai pažįsta boso įpročius, savo karjerą padaro rožėm klotą. Jau nebetolim. Šito posūkio nevažiavai, suk šičia. Kur jie? Tuo išlys. Skambink. Sveiki, adresatas šiuo metu yra nepasiekiamas. Prašom bandyti vėliau. Jau atsijungė? Jo, Paša atsargus. Tai ko neišlenda? Einu pažiūrėsiu.
Rankas! Nu kų. Pakramtykiau. Senę pizzą pavalgiau. Kan? Aš čia kelias dienas pabūsiu. Keik tau reiks, tai kai būk, namiški bat. Aš vis tiek ryto išvažiuoju. Reik man reikau pinigus atiduoti. Dar kokoso parveši? Dar nežinau, bet mūsintas parvešiu. Vokutas mano brolėlis. Kokį ten tau darbą tavo Albert žadauti? Nesakė. Pimpis tas mano brolis ir aš tau pasakysiu. Pimpis, paskutinį. Sakau, Albertas žuliais gali pavaryti. O tas narek, orlendi, neduome. Sanu žodis, neduome. Laužus, kaip nekalt selnergi. Nu, aš kas senam? Tor gamykla. Tu sanu papeld žmonės maišas perk. Durnė, nedurnė, iš tikrųjų. Kloikas paskutinė. Greta, bet tu papeldų nei jas, nei šiek neapgalės. Klausyk. Aš tau nereikalingas. Pasakysiu, kad paskambinsi. Paskambink ir jūs dirbkit. Susitvarkysiu. Na bėda. Palauk. Va to tašką, kur po miestą varinėdavo napturi. Iš kur tai? Aš Ispanijoje buvau. Dabar viską Vykertas su Nikita kontroliuoja. Mes atsitraukiam su Albertu. Alberts. Keits tas man brolėlis. Jeigu ant į žemaitis, toks pat žemaitis kaip ir aš. O žemaitišką niekuomet nekal. Įsivaizduoju, nu mokyklos laikų nesu girdėjęs, ką kalbėt žemaitišką. Visi žmonės žemaitę nutelčiu lygi pat jų darbienų, kalb žemaitišką. O mano brolis ne, nemok. Mok, tyčiom nekal. Iš principą soskis. O aš iš principą kalbu tik žemaitišką. O, žemaitis gimiau, žemaitis mėlis, etasks. Ir pasą žemaitų turi žinok. O, su štempeliu. O man ta brolėlis negal. Keits. Tabliečių karalius. Kažin kokį šūdą šį kartą ant jį čia sugalvojęs. Pasakysi maniai.